dieną užgimė 16 Liudviko Rėzos vardu paženklintas kūdikis. 2024 metų Martyno Liudviko Rėzos premijos laureatų kelias iki šios dienos buvo ilgas ir nepaprastai spalvingas. Jei aš būčiau dailininkas, iš didžiosios raidės spalvininkas, aš nupieščiau tave. Geltoną su baltu, žydrynę aplinkui, kelis žolių kuokštus, pušaitę, mažytę, susikūprinusią, japonišką liliputę. Tik tai jie šitaip moka. Regisi vos pabrėžta, tačiau kiek jėgos ir kiek dvasios, alsavimo, kiek judėjimo, nors viskas sustingia. Sigitas Geda, pamatęs tokį grožį, irgi būtų norėjęs jį nupiešti, bet nemokėjo. Šių metų Martyno Liudviko Rėzos kultūros ir meno premija yra skirta neeiliniam duetui, tai Aleksandrui Popovui ir Jelenai Kosinovai, kuriuo aistra menui ir atsidavimas mūsų kultūrinio paveldo išsaugojimui yra nepaprastai įkvepiantis. Per beveik 2 dešimtmečius Popovui ir Kosinovai pavyko surinkti šiuo metu didžiausią Lietuvoje ir vieną didžiausių Europoje Nidos dailininkų kolonijos atstovų ir rytprosėse dirbusių dailininkų meno kūrinių rinkinį. Taigi šios kolekcijos dėka mes visi turėjome progą geriau pažinti Nidos dailininkų koloniją, šį ypatingą kultūros paveldą. Taigi su džiaugsmu ir pagarba sveikiname Aleksandrą Popovą ir Jeleną Kosinovą, vertai pelniusius Martyno Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premiją. Kieno žalias kienas, žalio vario varaitaliai, visi dygai rakta. Įteikdami šią kultūros ir meno premiją, mes kartu primename miestui ir pasauliui, kas yra tikrosios Kuršių nerijos vertybės. Todėl leiskite man dabar įteikti štai šią garbingą premiją. Tik susijaudinau, tiesiog negalvojau. Tu darai 20 metų, kadangi tai yra tavo gyvenimo dalis. Tai premija yra skirta ne tik man, tai yra premija skirta man su tėvu. Tai yra mano kelio žvaigždė. Lyginant su juo, aš einu visą gyvenimą. Negaliu daugiau pasakyti. Aš manau, kad jūs suprantat, ką aš norėjau įdėti tos žodžius. Ačiū tau, tėvelė. Kadangi šiais metais lūžo pušis, kuri galėjo matyti Tomą Maną, mes pagalvojom, tai bus geriausia dovana. Tai yra Tomo Mano ranka parašyti žodžiai, ir jie yra parašyti ne bet kur, jie parašyti Nidoje, ir čia yra parašyta Nida Kuršių nerijoje. Lina, aš per 20 metų vieną kartą pamačiau, žinok, mes tikrai nesitikėjom, kad mes galėsime įsakyti, aš džiaugiuosi, kad jis bus Nidoje. Tai kadangi jūs visiems viską dovanojat, tai mes. Jeigu kas nors prisimena žmogų, tai jisai nemiršta. Tai labai dėkoju, kad jūs neleidžiate dailininkams numirti. Ačiū Jums už Jūsų kelią, už Jūsų didžiulį indėlį ir tikiuosi, mes džiaugsimės ir toliau. Mes didžiuojamės Jūsų gyvenimo tikslu, kuris yra ne apie Jūs. Šis tikslas yra apie bendruomenę, apie žmonės, apie istoriją, apie kultūrą. Tai girdėjau,
kaip vokiečiai nervavosi, kaip kažkoks Popovas iš kažkokios Klaipėdos šluoja paveikslus aukcionuose. Ir kai ponas Popovas atvežė tą pirmą kartą į Nidą tuos paveikslus, tai vietiniai suėję sakė, ar čia tikri, gal čia reprodukcijos, viskas tikra. Ir tas tikras Pechšteinas, suprasit vicemerė, neleidžia ramiai miegoti. Ir pažadėkit, kad išlikusiam Bliodė statyta Molehauerio name ne 8 apartamentai bus, o Nidos dailininkų kolonijos viešbutis. Miestas turėtų labai daug prisidėti prie šitos kolekcijos ir šitos vertybės išsaugojimo. Apžėlusią galvą linkiu ir, ta prasme, tėčių linkėjimai. Aš manau, kad Merūnas yra irgi girdi, jisai tik tai rimtas sėdi, turėtų šypsotis labiau. Tai, kad bus nelengva, Merūnai, bet bus įdomu. Nesitikėjau iki paskutinės dienos, kadangi tu darai tos darbus ne dėl to, kad premiją gauti. Tu darai iš vidinio pašaukimo. Bet jeigu visi klausia, ar tai yra apie pinigus, ne. Tai tas moto, kuris tave veža. Man net slabna darosi, kada aš galvoju apie tą kolekciją. Ir man nėra gražesnių vaizdų. Aš esu vokiečių ekspresionizmo fanė. Tai mano gyvenimo dalis. Tai ir iš tikrųjų būtų keista, jeigu aš pasakyčiau, kad ne, ta premija man nieko nereiškia. Tai padai man reiškia. Praeitais metais buvo lygiai 20 metų. 2004 mes pradėjom. Nupirkom ofisą Bauhausą ir pagalvojom, kad labai gražiai būtų surasti keletą paveikslų, kurie atitiktų tam laikotarpiu. Dabar turim apie 1500 darbų. Šiai dienai esam dalyvavę ir esam padarę daugiau negu 60 parodų. Esam išeksponuoti keliose Europos valstybėse. Didžiausias pasididžiavimas mūsų, kad kabėjom šalia Barbizono mokyklos pradininkų, dailininkų kolonijų. Dabar esam Arinshope. Kovo pabaigoje paroda grįžta ir mes iš karto ruošiamės ir važiuojame į Olandiją, į Niderlandus, į Nunspetą. Esam užbukinti iki 27 metų. Iš tikrųjų, mano tėvas turi 3 aukštosios išsilavinimus. Mano mama labai gražiai tapė, jinai buvo neprofesionali dailininkė, bet jinai turėjo išskirtinį skonį. Tai tas menas mano šeimoje, jis buvo neatradimas. Jis tikrai supo mane visą gyvenimą. Apie vokiečių meną mes nelabai daug kalbėjom, bet su tėvuku mes labai dažnai ėjom į žygius. Ir tėvukas mano, kada man buvo 15 metų, jis specialiai metė jūrą ir kad man būtų neliūdna, imdavo visą klasę su manim ir mes kiekvieną šeštadienį, sekmadienį ėjom visur ir žiūrėjom aplinkinius kaimus. Ir tada mums kyla jau klausimai, kodėl pastatai aplinkui kitokie. Kodėl, pavyzdžiui, mūsų ta mažoji Lietuva labai skyrėsi nuo visos kitos Lietuvos. Tai vat, aš manau, kad ta pradžia ir buvo, kadangi jinai nuo vaikystės mane ar vienokiu būdu, ar kitokiu būdu, jinai vis tiek supdavo mane. Ir jeigu dabar paklausti, kas buvo pradininkas, taip, idėja buvo mano, bet tėvas aistringai pradėjo kolekcionuoti, aš po to įsiliejau į tą kolekciją. Tai vat dabar, žinokit, sunku pasakyti, kur buvo ta pradžia, aišku, pabaigos dar nėra. Tai aš manau, kad mano vaikai irgi pradės. Čia ne apie investiciją. Tai iš tikrųjų didžiulė pamoka mums, didžiulė pamoka turbūt ir visiems. Kada mes
jau surinkom tam tikrą kiekį darbų, mes puikiai supratom, kad jie negali būti lentynose, juos reikia rodyti. Aš nebijoju, kad tai yra palikimas dvasinės tikrai viso mūsų krašto. Ir aš tikrai to siekiu, kad ta ekspozicija taptų nuolatinė.